We're not playing. We're deciding who we become. We are not playing. We are deciding who we become. Gyvenimas nekalba garsiai, išnabžda per klaidas ir dažniausiai supranti per vėlai, ką reiškia dar kartą. Aš ėjau prie pasaulin manydamas, kad viską valdau, kol vienas neteisingas ėjimas parodė, kad krentu žemiau. Mačiau žmonės, kurie šypsojosi, bet viduj buvo tušti, ir kitus, kurie tylėjo, bet jų akis kalbėjo už visus likusius. Supratau, ne visi, kas šalia yra tavo dalis, kai kurie tik stebi, kaip tu pats save naikini. Aš praradau ne žmonės, aš praradau iliuzijas, tas, kurios sakė, kad skausmas praeina be pasiekmių. Bet kiekvieną klaidą mane mokė be žodžių, kad gyvenimas nedovano atsakomybės svoris. Don't close your eyes. This is where you learn. This is where you feel. Tai ne žaidimas, kur galima atsukti laiką. Kiekvienas ėjimas rašo tavo vidinį laiką. Ir kai sakai bus dar laiko, dažniausiai jau vėlu, nes gyvenimas neatleidžia to, kas padaryta tylu. Moteris, you don't lose by falling, you lose by not understanding why. Aš buvau ten, kur svajonės atrodo per sunkios pakelti, kur net oras spaudžia krūtinę ir sunku kvėpuoti. Ir ten supranti, kad stiprumas nėra šauksmas, o tylus ėjimas. Pirmingai visi viduje griuvo, kiek kartų bandžiau įrodyti kažką kitiems, kol supratau, niekas neišgelbės tavęs nuo tavęs paties. Ir kai nustoji bėgti nuo savęs, prasideda kelias, kur kiekviena žaizda tampa tavo vidinė jėga. Aš neklausiu, kodėl man, aš klausiu, ką tai mane moko, nes kiekvienas kritimas yra tylus atsakymas. Tai ne žaidimas, tai ne žaidimas, tai gyvenimo atspindis, kur kiekviena klaida tampa tavo vidinis balsas. Ir jei tu krenti, tai dar nereiškia pabaigos, tai reiškia, kad dar gali suprasti save giliau.